ilgokai, atvykom į nežinomą vietą, gavom informacijas, kad Meknės šapalai didelį kimba, davažiavim, kaip matot, labai geras, šių davažiavom, toliau nedavažiuosim, nešimės daiktus pėsčiom, apie 200 metrų, ne per toliausiai, tai bandysim. Visiškai kitą sistemą negu gaudėm, nenaudosim pašaro, tiesiog švinas, pavadys, dedam sliekų kokštą ir gaudom. Ką, dabar įsikraudinėjom daiktus, skėčiai turbūt neimsim, bet vis tiek viską turim išsikrauti, kad išsitraukti, kaip sako, platformą. Kėdės neturim, teks sunkiai nešti. Graibšto kotelis, skirių dėklas, kietintas. Ką dabar iš šono keliausim, stalą viską. Užtektų mažesnės įrangos, bet kokią turim, tokią gaudom. Keliaujam, visą malatkas pasiėmė sunkiai, bet vieną kartą tikrai. Sunkiai, bet atsinešėm. Pirmą kartą tokiuose kanaluose. Bet iš pirmo vaizdo nereikia susidaryti blogos nuomonės. Žvejų mažai, žuvų daug. Taip jau būna, kada rytės iš lentynos paėmė. Turėjom vieną kliovą, tik užmetus, bet nespėjom pakirsti, palaikėm šiek tiek atsikabino. Kaip tyčia kamera buvo išjungta, tai bandom sėdim toliau, laikysim kamerą jungtą, bandysim užfiksuoti. Turim! Eina krantan. Gera.
Žuvytė. Graži žuvytė. Eik tu savo, nepakirtom, tokį kliovą. Ajajaj, ajajaj. Slieko nėra beveik. Ne, ant pikerio kali. Nežinau, bet visas lieka nupis. Bet tai, žinai, kiek praėjo minutė. Eik tu načer. Karočią, kol kamerą jungiau, praeibal. Kliovų daug turėjom, realizacija prasta, iš 12 tik vieną kelmanį varėm. Šlapdriba pradėjo, lietus dabar kristi. Sėdim, bandom, laukiam. Žuvis tik šeriam sliekais, realizacijos nėra. Bilst vieną kartą, bilst, dar porą kartų. Realizacija bloga. Iš 12 tik tais vieną šapaliuką, tai renkamės daiktus, žuvį paleidžiam, gavom informacijas, važiuosim kojyčių tokių pagaudyti. Bus sportiškiau, smagiau ir nereiks laukti. Nes turbūt saulė išlindo ir šapalai sulindo atgal į savo urvus. Tai paleidžiam žuvytę, parodom, ką pagavom. 2 žuvis tik tai. Dvi žuvytės, viena graži žuvytė. O nusprendėm keisti vietą, nes milžiniškos kojytės užpuolė. Dešimt metrų liko. Pakeitėm vietą. Oras dar prastesnis ledukais.
Startinį užšėrimą darysim. Dešimt šėryklų ir gaudysim. Lėvuką turėjom greitai, bet nepasikirto. Kermis. Mesim vėl. Punktų taškelį. Fermentas lieko. Pasiemam žirklutes prie stano. Ką tik liovą turėjom. Baisulinį. Opa. Tunkt. Tunkt. Ir iš dantų išlupom. Išlupom iš dantukų. Bum, bum. Vėl nėra. Nu, bandom. Jeigu bus, didinsim kablį. Baigės, kaip sniegas atėjo, tai baigės. Žiema ateina. Nu, nepasikirto, dabar sniegas atėjo, baigės. Geras. Bus šaldytas pašaras bus. Nesuprantu, kas daros. Nenormalūs kibimai, realizacija nulinė. Kartojam, galbūt ilgi slieko gabaliukai reiks trumpinti. Ant dzikelio nebekimba, ant slieko. Kliunkt. Kliunkt, kliunkt. Šaika yra. Pirmas žuvis šiandien. Pakeitus vietą. Kojytė. Mažytė. Šitą vietą užbaigėm saukšlytę, kurią pagavom. Keisim vietą, trečią vietą bandysim šapalą ir meknę pagauti. Kadangi užėjo lietus, kruša audra, išsimaudėm, persirengėm, atvažiavom galutinai dabaigt žvejybą į dar kitą vietą, į trečią ir pabandysim kažką pagauti. Jeigu ne, važiuosim namo. Kaip matot, debesuota aplinkui iš visų pusių. Lietus artėja, tai saulė, tai kruša. Vis dėlto grįžom į tą pačią vietą, kur pradėjom. Platformų nesinešėm, sėdim ant kibiro, kadangi kėdės neįsidėjo. Labai toli daiktus nešti ir bandom pirmoje vietoje toliau šapalą gaudyti. Rezultatus vėliau matysit, jeigu kažkas bus. Beveik orai permainingi, tai lijo snigo, tai tuo ir baigsim žvejybą. Rinksimės daiktus ir važiuosim namo. Rišo kibimai visiškai. Sėdim 3 valandas, jokio kibimo.